Mes jau Maljorkoje ir dabar išsinuomosim mašiną ir važiuosime. Sveiki atvykę į nepakartojamą, saulėtą, šiltą Maljorką. Pažiūrėkit, koks gražus vaizdas už nugaros man. Sustojam, čia mūsų nuomota mašina su tokiu vaizdu. Sustojam suvalgyt spurgos. Labai čia gražu, visai šilta, prieš tai buvo šiek tiek vėsiau. Tai mes dabar tiesiog važiuojam. Mūsų tikslas dabar tiesiog važiuoti. Čia mūsų pagrindinis tikslas yra apvažiuoti visą salą per kelias dienas, tai važiuojam ir važiuojam. Mes dabar pavažiuojant vis sustojam, tai noriu parodyti, kiek čia yra dviratininkų. Tikriausiai šiukšliadėžė daug ką pasako, nes šiukšliadėžė vien gėliukai. Sustojam dabar su tokiu vaizdu. Pažiūrėkit, ką mes sutikom pakeliui. O jie negali sužalt mus? Gal jie nesukamės atgal. Treniruotė padaryta. Ačiū. Su nuostabiais vaizdais. Fantastika. Čia galima ne tik tais bėgioti, bet ir haikint. Labai daug žmonių čia haikina. Matėm, dar įlipo į tą kalną, tai būtinai uždėsiu nuorodą, kurioje čia vietoj mes buvom, nes gamta tikrai labai nuostabi, labai gražu. Ir kilometrų galima drąsiai parinkti. Dar buvom sutikę vieną turistą, kuris sakė, gyvena ten už kalnų kaimelyje ir jie iš savo kaimelio ėjo į čia, tai nuo kaimelio iki čia buvo 15 kilometrų. Tai vat, tai yra kažkoks kaimelis, kur galima netgi ir apsistoti. O mes dabar surenkam daiktus, dar padarysim tempimo pratimus ir judėsim toliau. Galbūt aš čia tai jau ir parodau žemėlapį, kaip atrodo. Va taip. Vadinasi taip šitas takelis. Mes jau pribėgom krosą ir atvažiavom į hotelį, kuriame gyvensim. Labai gražus miestelis. Vanduo, kalnai, visai nepigus, labai daug dviratininkų, labai turistinis miestelis, bet labai jaukus ir gražus. Mums viena nakvynė šitam viešbutį kainavo 106 eurus su pusryčiais. Ten viduje labai gražų restoraną turi. Ten bus rytoj pusryčiai.
pusryčių stalas atrodo taip. Šiandien yra antroji diena Maljorkoje. Mes jau paliekam savo nakvynės vietą. Gyvename labai gražioj vietoje, su gražiu vaizdu, su labai skaniais pusryčiais. Dabar nusipirkom rankšluostį, nes supratom, kad pamiršom pasiimti iš namų. Rankšluostis mums kainavo tik 5 eurus, nors galvojam, kad prie pat jūros parduotuvėlėse bus brangu, bet nebuvo brangu, tai tik 5 eurai. Dabar sėdam į mašiną ir važiuojam toliau. Atvažiavam į apžvalgos aikštelę, o čia tiesiog viskas užimta. Nėra nei įvažiavimo, nei pravažiavimo. Mes radom vietą. Pažiūrėkit, kokie kamščiai. Va taip pat. Jie tai padarė. Dabar bevažiuojant, ten yra kelias. Pamatėm labai gražų paplūdimį ten apačioj. Dabar maždaug kyla, leisimės iki jo. Tokiu vat keliuku išsimaudysim ir varysim toliau. Atėjome į paplūdimį ir dar radom seną buvusi kasyklą gal. Ten lynas netgi eina. Ten va pastačiukas kažkoks. O mes eisim maudytis iš čia kažkur tais. Radom kitą vietą maudytis. Dar iš čia nusileisim. Kasparas jau nusileido. Ir maudysimės. Antroji bėgimo diena. Bėgsim šičia į tuos kalniukus, link tų kalniukų. Čia pasistatė mašiną, ten jūra. Bėgsim pagal planą 1:30 trailo ir bus dar straidai, pagreitėjimai.
nubėgom į aklavietę, tai dabar grįžtam atgal. Toks kelias. Mes esame aukščiausiam Palmos taške. Ir bokštas. Ir iš tos pusės irgi labai gražiai. Pažiūrėkit, koks vaizdas iš vienos pusės, iš kitos ir dar iš kitos. Bandau palipti aukščiau. Ten visas miestas, prieplauka. Mes bėgam toliau. Mes jau esam Palmoje, Palmos centre. Dar atvažiavam autobusu. Šituo autobusu. Labai daug žmonių. Atvažiavam į katedrą. Pažiūrėsim, pasivaikščiosim po miestą. Atvažiavome į labai gražų paplūdimį iš abiejų pusių. Ieškom dabar savo vietos, nes ten yra Nogalių paplūdimys. Daug yra Nogalių, tai mes einam šiek tiek atokiau. Rasim savo gražią vietą, kur nėra žmonių. Bandysim rasti. O ten įlanka, kitoje pusėje irgi yra paplūdimys. Irgi panašiai viskas kaip ir šitoj pusėje. Nemažai laivelių. Čia jachtų prieplaukos. Daug namų. Nežinau kaip jums, bet man paplūdimy labai svarbu, kad rasčiau kur nors pavėsį pasislėpti nuo saulės. Mes jį radome su tokiu vaizdu. Ten eisim rodytis. Atėjom į urvus, bet ten gal ir neeisime. Kasparas nori nueiti. Nori nueiti, Kasparai? Ого. Ого.
Ir vėl grįžo į tą savo urvelį. Parodysiu jums, kaip atrodo mūsų vakarienė. Tai čia yra užkandžiai, ten duona, čia salotų galima įsidėti, ten apelsinų sulčių galima pasidaryti natūralių. Čia yra žuvies ir visa kito. Gali įsirinkti ir tau gali iškepti. Čia žuvis, vištiena ir čia kalkudiena tikriausiai. Gali paprašyti ir tau iškeps. Dar yra vaisių. Desertai. Atrodo taip. Šitą valgiau prieš kelias dienas, buvo labai skanus. Šitas labai toks šokoladinis, saldus. Ir dar galima netgi ledų įsidėti. O mes sėdėsim ten kažkur prie baseino. Taip atrodo mūsų vakarienė. Su tokiu vaizdu. Čia yra baseinas, o ten yra jūra. Mes jau einam į lėktuvą. Skrisim į Kauną. Čia, valį vakar. Pasakyk kažką gero. Kažkas gero čia. Gerai.